šeštadienę dieną. Labą vakarą, bičiuliai, ir ne tik. Vėl eisiu eitynę, bet, nežinau, biškutį vėjelis, toksai didokas ir dabar tęsinukas, sakykim, kur buvo gegužės mėnesio atskirtukas. Žodžiu, motinėlės tą vakarą neradau, bet sekant šią dieną buvau užsukęs, motinėlė yra šitame avilyje, o šitame jau buvau čia prieš 3 dienų pasižiūrėjęs, yra lopšelių. Šiandien yra tikslas, atsivežiau čia, net dezinfikavau visokių tokių daikčiukų, bet tai net neišdžiuvo. Nu, bet kol dirbsiu, tikiuosi, čia viskas išpustys, vėjukas, nes išvirinau viską. Žodžiu, tikslas toksai labai paprastas. Gal 1-2 paliksiu lopšelius šitom toliau augintis, o kitus izoliuosiu, nes man net 2, jeigu viskas pasiseks, perkelsiu į kitus aviliukus, iš karto su narveliais. Bitelės dabar, kas liečia, šiaip kaip yra. Šitame, nors ir avilius buvau, aš čia biškutį su vietą pakeitęs, šitą paslinkęs, šitą ant čia paslinkęs, kad kuo daugiau bitelių kitą dieną sugrįžtų. Nu, užtektinai čia yra bitelių, bet ne ant pusės pasidalino. Iš tiesų šitame yra gerokai mažiau, o čia gan stipresnė šeimelė ir net matytis, kad dar va kiek bičių vaikštinėja ir žiūrinėja. Tai, žodžiu, turbūt persinešiu kamerą arčiau, iš karto ardysime aviliuką ir žiūrėsime, skaitosi tos lopšelius. Dūmelis iš... Yra dūmelis, viskas gerai. Čia tegul džiūna man, nes tie apžiūrėsime dabar, svarbiausia, dūmelių gali reiks, nes vis tik čia turiu visą laimę ant ko padėti meduvinį korpusą. Biškutį. Čia šiaip bitelės, čia tai reikia pripažinti visai jos. Ir be motinėlės, ir palyginti visai šauniai neša medų. Bet ir nes matau tikrai, galiu net ir trumpai parodyti, iš tiesų visai nemažai jau ir pasinešė. Tai mūsų šitas korpusas nedomina. Tiesiog mažiau bičių. Žodžiu, net esu čia ir pasižymėjęs. Ir dabar yra toksai dalykas, kad reikia, žinau, kad čia yra gan tvirti lopšeliai, bet bijau, kad tik tai, kad pavyktų čia man ištraukti nepažeidus. Čia 3, šiaip jau jų Nežinau dabar ir jūs, mus jie daugiau matot negu aš. Vienas, dar nėra ko ir skubėti. Va čia yra vienas, matau. Ir čia yra. Bet gali būti dar ir čia vat yra. Ir čia, yra ir čia. Tai čia šiaip, dabar ką darysiu, šiaip tai nėra taip čia viskas paprasta. Tiesiog pradžiai taip darysiu, kad kuo, sakykim, esmė yra, man reikia, bandau rodyti, tiesiog pradžiai grubiai pasiėmu tuos lopšelius, vieną
ir kitą. Ai, dabar jūs nematot. Nes aš jų čia suočiai turiu. Tai šiaip aš manyt šitą paliksiu pačiom bitelėm. Va šitą. Ir čia dar matau toks ant klaustuko. Nes ir tai aš, čia galbūt, aš įsirinksiu, sakykim, pačius geriausius, taip, reikia dar peržiūrėti, o čia dar yra, turiu menį, reikia juos panaikinti, nes, taip, vieną čia kaip ir palieku pačiom bitukėm. Taip, čia pasižymėjęs esu irgi, tai žodžiu, tasai toks bitelės, žodžiu, nesnaudė ir iš karto puolė augintis skaitos motinėlių. Taip, buvau pasižymėjęs, čia šitoj pusėje nematau. Tai va, koksai didokas, bet ir už čia kažkaip šitoj pusėje net matau 2. Aišku, ne čia sėli 3, faktiškai reikia juos man visus išimt, paskiau aš atsirinksiu kas. Nes jeigu aš jų neišimsiu, tai turėsiu paskiau ateity, kaip čia pasakyti, begalinių spiečių. Čia galbūt toks didokas. Turbūt aš matytis man sunku dabar ir čia žiūriu, nes nenoriu pražioplyti kur nors. Nes juos yra tokias kaip bitės, kaip ir slapukėsės. Linkusios tos skaitos lopšikus paslėpti, kad niekas nerastų. Gerai, iš tos situacijas šitaip. Dabar dėl ko taip apsidraudžiau, būtų galima tik vieną palikti, bet šiaip tarp bičių yra toks negailestingas tarp motinėlių įstatymas. Jos negailestingos. Pirmoji motinėlė katrai įsiris į akimirką ir visas kitas sudraskys, lopšelius sunaikins. Tai faktiškai, jeigu norint išsaugoti motinėlę, reikia skaitos kažkaip izoliuoti. O čia taip irgi dar abejojau, bet manau paliksiu pasirinktinai kokius 2 lopšeliukus ant konkurencijos, sakykim, kad biškutį, matot, kiek lopšelių faktiškai, net neįsivaizduoju, šiaip, tas jau nevykęs, tas nevykęs. Toksai šitas įdomesnis variantas. Tai žodžiu, irgi pasisvaučia, šiaip toksai vertas lopšeliukas. Čia toksai irgi dar aš paskiau pasirinksiu katruos manios, nes čia dar 2 tikrai lopšeliai bus atgal sugrąžinti į šitą avilį, tik tai jau izoliuoti, sakykim. Taip, ir čia man svarbiausia
saugas. Taip, čia nėra taip viskas gal ir paprasta, bet tikiuosi jūs čia matot, kas čia vyksta. Taip, čia buvo šitas tuščias. Nu, bet šiaip nustebino. Sąžiningai. Blemba. Tai dar turbūt matėt, kaip korį buvau įdėjęs. Pagadinta, va, kaip jau spėjo atkurti ir medaus yra. Tikrai dirba, aišku. Dabar yra ir iš kur nešti. Tai šitas buvo tuščias, jame nieko ir nėra. Tai čia paliekam atgal. O šitam pasižymėjęs esu dar 3 lopšelius. Bet teks atidžiai dar peržiūrėti. O vienas. Čia jau blemba geras buvo šitas. Bet aš jį sugadinau. Nu, sugadinau, tai viskas. Beimdamas. Galbūt ir gera čia motinėlė buvus. Aišku, tranų, sočiai. Taip. Vis tiek galbūt kažkur pražiopsuosiu ir visų nepamatysiu. Buvau pasirašęs 3 šitame, bet nu ne, lyg tai. Ne, nėra viskas gerai. Viskas gerai čia su tuo irgi. Taigi. Bet dėl viso pikto dar pažiūrim, kaip kitą korį atsiuvo. Nu, va, tikrai gražiai darbščiai dirba. Faktiškai, kai yra nešti, tai ir be motinėlės. Norėjo irgi lopšiukus, bet čia tikrai nėra lopšiukų, nes čia buvo išvis tušti rėmeliai. Taip. Tai va, tokiu būdu skaitos ir pasidariau 2 aviliukus. Vis biškutį šiek tiek liek. Net čia lyg tai, kad nebuvau radęs. Kitas tranas. Va, čia be kažkoks guziukas įtartinas. Nu, reikia atidžiai viską vis tik pereiti, kad būtų 100% garantuotam, nes paskiau tiesiog gali su spėčiais nesusitvarkyti, nes jeigu ta pirmoji gal netyčia įsiritus ir įskristi, skaitos palikti tą izoliuotąją. Jos pernai panašiai taip buvo pasiaugusios. Trumpai čia duona, kaip ir sakiau, maistas šonės, tokie tvirti koriai. Tranų irgi yra gerai. Čia viskas. Tai faktiškai beliko man. Dar šito nebuvau ištraukęs rėmo. Nežinau, ar filmuoja. Taigi, čia irgi situacija tokia. Ne, čia lopšelių nėra, viskas liuks. Taigi, dabar yra, nežinau kaip jūs matote, bet aš pasitikriusiu, nes jau 100 kartų. Biškutį dabar man aktualu, tai peiliukas čia, nes faktiškai čia įdėsiu, nors galėčiau gal ir viršų įdėti. Čia lizde,
Gali būti ir meduviniam, bus paprasčiau man pažiūrėti, kada motinėlės įsiris. Tai žinot, vis tiek prisitaškė. Gerai, čia su tuo lizduku. Nu, bėg. Opa. Nu, pavyko gan smagiai, nu va, čia susidėsiu dabar rankšluostuką. Žodžiu, ką aš turiu čia atsinešęs ir ką darysiu, tai... Nu, čia, škutai jau ir amžiaus matė šitie, bet aš juos ką tik išvirinau. Taip, tai ką aš turiu, 1, 2. Net žinau, kad vienam eilinį kartą dangčiuką neturiu. Tai... Šiaip medu čia biškutį atsivežiu, nes iš karto reikia įdėti skaitos čia medučio, nes kaip įsiritus ką tik motinėlė, kad turėtų ką užkrimsti. Čia, jeigu laiko pastebėsiu, tai gal viskas bus labai gerai, bet čia žinok, ar čia pavyks. Ai, o čia net gražesnį turiu. O, čia tas gražesnis, graželesnis. Nu va, biškutį medučio. Ir. O, blechas sekas šiuo lumui ribų nėra. Blemba, numečiau, kažar nebūsiu presi žioplys. Eilinį kartą vėl nesigauna taip, kaip aš čia dabar numečiau. Blemba, sakiau, ai dar, dar čia tai. Taip, žiūrim dabar faktiškai, ką aš turiu iš tų, blemba, čia turiu skaitos, toksai visai lyg, nu šiaip sau, bet čia šuone. Masmėką dabar reikia. Taip, skaitos įstatyti ir uždaryti. Nu va, pirmas paruoštas. Neba pasižeidė, bet, nu, tikėkimės. Nu, taip, lyg daugiau buvau įsijėmę. Nu, kartais atrodytų viską nori gerai padaryti. Kažkur susivėlė. Taip, dar vienas paruoštas, taip nesimaišyti, kad... Taip, 2 turiu paruošęs, taip, nu čia nėra tokie. Aš čia abejoju. Bent 2 turiu. Jom gerą palikau. Faktiškai, lemba, šita gan sudėtinga. Bus masėti prie... Nuskaitos va taip. Ir uždarau. Faktiškai turiu pasiruošęs 3, bet tai, nu taip, blemba.
Kažkur dar vienas geras. Lyg. Nukrito, tai kur? Pradžiai, čia radau tokį, bet čia, manau, menka vertis, nes čia neverta. Čia biškutį dar šiek tiek geresni, tai gal dar rasiu, kur nusimečiau arba jau sumyniau, su blemački. Taip, tai dabar faktas, kad pradžiai, kad čia viskas ir nešaldyti, ir nekaityti ir taip toliau. Tiesiog šitos visus lopšelius va šitaip ir sudedu ir faktiškai taip pat uždėsiu dangtį, bet jo, blecha. Parodyčiau, atsirado lopšeliai. Nu tai žioplys. Va. Jau biškutį. Kažkaip nuotaika pagerėjo. Blemba, tikiuosi daugiau nei krito čia. Šiaip tai viskas pagerėjo, biškutį nuotaika šiek tiek atradau tuos didesnius lopšelius. Dabar svarbiausia neprarasti. Tai, blemba, jau vėl pamečiau vieną. Tas tai toksai vertas dėmesio. Blemba, ne jau įmečiau, įkrito vėl. Nu, labai greitai čia galima prisidirbti. Ai, va. Ai, amba karamba. Na, viskas. Žodžiu, ką dar staigiai, ką aš čia turiu atsinešęs. Nu, kažkaip nevykusiai, biškutį, nevykusiai čia man šiandien gaunasi. Yra toks variantas, tai čia skaitos, kaip su šituo padarysime. Tai padarysime va šitaip. Tiesiog lengva pasakyti. Ne taip paprasta padaryti, kaip visą laiką yra. Blemba. Nei taip. Vai čia neturiu. Ir čia neturiu. Bandau šitai. Nu, blemba, nesilaiko. Nors užmuška. Noris kažkaip hitrai ir gerai. Palau, jeigu nu, yra toks variantas. Bet čia šiaip aš labai jau abejoju, kad nebūčiau pridirbęs. Nu, čia uždarau, kad čia faktiškai bus viskas atvirkščiai, tai biškutį irgi medaus įdedu šitoj pusėj. Nedaug, kad jeigu viskas gerai. Ne, viskas gerai. Nu, kažkas panašaus.
Nu ir dar turiu tokį vieną, bet tai čia labai abejoju, bet dėl viso pikto. Palieku, bet labai čia nevertas dėmesio reikalas. Žodžiu, iš to viso čia didžiulio burbulo, tai tik tai, nu sakykim, viena gera motinėlė tikrai turėjo likti avilyje. Palikau vieną gerą lopšelį, vienas gal kokį dar netyčia, čia kaip į rankšluostis krito, gal netyčia ir įkrito, bet ir dabar faktiškai šitos du variantus, tiksliau ne, taip, šitą variantą ir dar vieną iš karto tada keliausiu į kitus avilius ir iš karto tenai įdėsiu į kitus avilius, nes ten aviliukai be motinėlio, aš jom vis dedu skaitos su perais, su kiaušinukais, kurių tikėdamasis, kad pradės auginti motinėlę, neauginasi zarazos ir paskiau gali būti labai daug bėdų, kai aš gausiu motinėlės ir norėsiu įkurdyti, gali jos nepriimti. Tai kai jau matys lopšelį, gal kažkiek biškutį bus apsiraminusios. Tai žodžiu, čia su šito aviliuku kaip ir viskas. Atsargiai, dar vieną pasiemu tada iš čia lopšelį pasirinktinai, nu tasai toksai nieko visai. Tuos palieku ir eisime prie ir jos kelia įtarimą. Vis pastiprinu jas, ir aš bijau, kad neatsitiktų. Jo šiaip, nu čia kurių buvau neseniai įdėjęs. Da, jos nėra tokios ir geranumariškos. Turiu omeny biškutį supiktėjusios, nes neturi mamos. Ir gali būti pradėti iš vis tranėti. Bet va turėjo jos galimybę jau ne vieną kartą. Buvau šitom įdėjęs iš ko perėtis ir nesiperė. Nu šitai faktiškai taip ir šiaip medaus nesineša. Čia nieko gero iš tokios bitelės. Nežinau, turbūt matėsi, net ir pamiršau, kad filmuoju, nes su juom biškutį, jos tokias biškutį linkusios atakuoti. Viskas, čia su šito viskas. Ir dabar dar vieną, tada eisime skaitus, einam iš karto. Dar čia tokią vieną turiu šeimelę. Berots šitą. O čia tokia irgi dar turiu šeimelę, vis stiprinu, bet irgi vat, gali būti, kad ar nebus tas, kad irgi su tranės. Tikėjaus irgi įdėjau koriuką su perais, gal pačios augysis. Nei velnio. Medaus va turi. O įdomu, kur įdėjau su perais, va, bitelios kažkiek įsirito, bet motinėlės jos nesiaugino, tiesiog. Tai, žodžiu, tikėkimės, už kokį 8 dienelių turėtų tos ir pasirodyti motinėlės.
ne? Nes ir čia tai viskas aišku, tai neturi motinėlės, nėra ko norėti, kad jos čia ir stiprėtų stipriai. Ne viskas tas vyksta taip labai teigiamai tam bityne, ypatingai šį pavasarį. Tai ne tas, tai tas vis tų nenumatoma. Nors kaip ir kiekvienais metais faktiškai. Tai ne tas, kažkokių visą laiką išlenda nenumatytų situacijų. Tai vat, tikiuosi, svarbiausia tikiuosi, kad anas, vat, kur nuo pradžių filmavom, kur tai šiam tikrai labai gerą palikau lopšelį. Šiaip dar turiu kaip ir variantą, bet skaitos, jeigu ką, kur yra motinėlė, tai jinai dabar intensyviai deda kiaušinėlius, tai šiaip su ja visą laiką galima sužaisti. Net blogiausiu atveju galėsiu padaryti taip, kad net iš ano laikinai vėliuko įdėti motinėlę į ten, kur prieš tai atlikinėjau eksperimentus. Aha, ką čia daugiau nieko galiu. Daugiau nieko doro ir nepasakysiu, šiaip sakiau saulikė, va tada kaip atskirtuką dariau, tai va, buvo tik taip per geras sprindis, turbūt matytis saulikė. Ja. Ką čia dar parodyti? Nu šiaip galim pažiūrėti tiksliai, šiaip net ir man pačiam įdomu pasidarė. Pažiūrim vis tik tą atskirtuką. Atskaitos tikrai mačiau labai puikiai ryte skraido ir dieną skraido. Aš net jom čia ir biškutį per daug ir gal uždėjau ir apkrovos. Bet tiesiog atidėjau lizdinius, bet turime jos netinginukės, net yra ir viršui bitelių. O tas atskirtuks maždaug, o toksai gavosi, toks pusėtinas, biškutį bitelių mažiau. Nu bet vat irgi dirba, siūna po biškutį koriukus, stiprėja. Tranų auginasi. Viskas su juom gerai, faktiškai. Jo, čia matau išvis labai gerai vieną korę atsiuvo. Tai jos netruks sustiprėti faktiškai čia. Aš manau, ant Liepos mėnesio tas atskirtukas, net jau čia net skirtuks toks, dirbs kaip rimtas avilys. Tai dabar jau tikrai. Šiaip. Čia dar galiu parodyti šiek tiek augalų. Čia biškutį laukiu dabar, visur šitas laukas yra barkūnas, kitas yra šalavėjai, austėjos. Tai tikiuosi, aišku, yra ir facelijos. Tai vat ir toks būtų verdiktas, kad ar vertėjo daryti atskirtuką, tikrai taip, nes turiu 2 šeimeles, faktiškai neužilgo jos jau turės ir savo motinėlę, reikia tikėtis, kad turėsis ir sėkmingai apsiskraidys, tai kaip ir vertėjo ir pats laikas. Ką daugiau čia galiu pasakyti? Ar buvo galima kitaip, aišku, pasirinkti, tiesiog perdėti lėliukes ir kad tikrai užsiaugintų labai patikimą, sakykim, lopšelius. Bet aš vis tik linkęs laikytis kitokios nuomonės. Nu, tu žmogus, tu atrinkinėjai maždaug lervutę palei ką. Bitės vis tiek jos pačios žino, katra būtent
labiau tikus, dėl to ją ir maitina. Būtent šitą pačios bitės pasirenka, iš kurios turėtų būti geresnės motinėlės, ne veltui yra sakoma. Sakykime, prieš pietiminiai tie visi lopšeliai, tai tuo metu gan būna tikrai vykusios motinėlės. Tai bent tokia mano nuomonė. Tai daugiau nieko čia šiandien ir nepapasakosiu. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą. Nepatingėkite ir parašyti komentarą. Tai būtų šiam vakarui tiek. Viso gero.